Hydrostop 80 yra vienkomponentis, be tirpiklių hidrofobizuojantis silano pagrindo injekcinis kremas, skirtas horizontaliai hidroizoliaciniai barjerai įrengti mūre naudojant injekcijos metodą. Vienas iš tradiciškiausių ir paprasčiausių šiuolaikinių technologijų būdų atkurti ar pagerinti horizontalią hidroizoliacinę barjerą yra pamato mūre. Įpurkšti į medžiagos struktūrą sandarinančius arba hidrofobizuojančius produktus. Injekcijos metodas pagrįstas specialiai šiam tikslui išgręžtų, įstrižai išdėstytų kanalų, kurių skersmuo 12 iki 15 mm įrengimu, kurie užpildomi injekcijai skirtomis medžiagomis. Injekcijos atliekamos naudojant rankinį be slėgio presavimo pistoletą arba žemo slėgio injekcijos įrangą. Hydrostop 80 yra tirpiklių neturintis, vienkomponentis hidrofobizuojantis injekcinis kremas su dideliu aktyviųjų medžiagų kiekiu ir puikiomis impregnavimo savybėmis, skirtas hidroizoliaciniai barjerai sukurti injekcijos metodų mūre, kurio drėgmės lygis siekia iki 95 procentų. Produktas Hydrostop 80 yra baltas arba šiek tiek gelsvos spalvos gelis su lengvu specifiniu kvapu, pasižymintis ryškiomis hidrofobinėmis savybėmis. Mūro paviršius nuvalomas nuo byrėjusių, netvirtų dalių. Plyšius ir ertmes užpildo bešarmių remonto mišiniu Vincents Polyline produktų Super plus cementu. Mūre gręžiamos skylės 12 mm grąžtu, o atstumas tarp skylių turi būti mažesnis nei 150 mm. Skylės gręžiamos su nuolydžiu žemyn nuo 0 iki 30 laipsnių, įgręžiant 50 mm iki priešingos mūro sienos. Skyles išvalykite išpūsdami suspaustu oru. Naudokite rankinį presavimo pistoletą skylėms užpildyti hidrostopu. 1,80 ir skylę užsandarinama drėgmei neleidžia užpildu. Tais atvejais, kai mūras sunkiai sugeria, skylės turi būti gręžiamos mažesniu atstumu milimetrais ir 2 pakaitomis išdėstytomis eilėmis. Po hidrostopo 80 suleidimo tuščios angos užpildomos be cementinių užpildų. 0,3 kg injekcinio kremo Hydrostop 81 einamajam metrui, kai mūro storis 22 cm. Medžiaga turi būti laikoma atokiai nuo vaikų. Hydrostop 80 sudėtis nėra degi. Dirbant su hidroizoliacija, Hydrostop 80 nereikia jokių ypatingų priemonių. Apsaugos priemonių nereikia, jei oda ir akys yra apsaugotos nuo tiesioginio kontakto su Hydrostop 80 produktu. Norint apsaugoti žmonių odą, reikia dėvėti nitrilinės apsauginės pirštines. Rekomenduojame naudoti respiratorių kvėpavimo takų apsaugai, taip pat rekomenduojame naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydeliais.